Sveiki, čia Gintaras Sakulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir šiandien mes turime trečią dieną, kai žengėme savo pirmosius žingsnius su anglų kalba. Ir dabar aš noriu jums parodyti, kaip surasti kitas žodžių reikšmes, jeigu ne viena iš 3 pasiūlytų reikšmių netinka. Čia mes esame dabar startinėme puslapyje. Jeigu jūs įeinate į sistemą Link per pagrindinį puslapį, tai jūs greičiausiai matote tokį langą. Čia vienintelis dalykas, ką galima pakeisti, tai vietoj to kiaušinio, va čia, kuris jau toks pusiau prasikalęs, gal geriau persijungti į skydelį, tada jūs matysite, kiek žodžių jau mokate. Tai truputį prideda motyvacijos. Iš šio pradinio puslapio, norint pakliūti į pamokas, mes eisime kaip visada, spausdami eilutę Mano pamokos. Šiandien mes eisime jau 4. pamoką. Ji bus šiek tiek žemiau. Ir ją atsidaryti galime paspaudę ir šitą mygtuką. Ir dabar įsivaizduokim, kad mes susidūrėm su situacija, kur ne viena iš 3 pasiūlytų reikšmių mums netinka. Sakykime, mes nežinome žodžio sister. Ir ką dabar daryti, jeigu ne viena iš pasiūlytų reikšmių netinka? Tuomet mes galime ieškoti reikšmės žodyne. Spaudžiame ieškoti žodyne. Čia dabar pas mus yra pasirinktas Google Translate. Yra kitas variantas Babilonas. Čia yra angliškas paaiškinimas. Norėdami čia pridėti daugiau žodynų, spaudžiame pridėti resursus. Ir čia mes galime pasirinkti bet kurį iš šitų išvardintų žodynų. Aš pats naudoju, man labai patinka kartais, kai nerandu kitur jokio paaiškinimo, Lingvo Yandex. Mes jį pasižymime. Čia yra vienas pasirinkimas versti į rusų kalbą ir spaudžiame saugoti. Štai tas žodynas čia jau ir atsirado. Paspaudę ant jo, mums iššoka langas ir mes matome, dar yra paaiškinimų daugiau, ką tas žodis galėtų reikšti. Štai kiek yra visokių galimų variantų. Dabar kaip tą žodį mums persikelti, kad jis būtų pažymėtas ir užlinkintas? Labai paprastai. Pasižymime, nutempiame ir paleidžiame. Štai ir viskas. Žodis jau užlinkintas. Čia bus rusiškas paaiškinimas, nu ir kas? Jeigu aš suprantu, ką tai reiškia, tegu jis būna nors kiniškas. Šitaip mes galime į savo paskyrą pridėti ir daugiau žodynų. Ir tada, kada nerandame tinkamos reikšmės, galime paieškoti ir kitur. Taigi šiandien 4. pamoka, parsisiunčiame failą, esant reikalui atsispausdiname tekstą, žymime žodžius, o rytoj pakartotinis klausimas. Čia buvo Gintaras Sakulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir tai buvo 7 dienų anglų kalbos kursas pradedantiesiems, pirmieji žingsniai. 3. diena. Susitiksime rytoj.